Pasak legendos, 1600-aisiais mirė turtingas Vilnietis. Jo karstą daugybė žmonių palydėjo į Šventų Jonų bažnyčią. Toje minioje buvo ir piktadarių, kurie pastebėjo ant velionio pirštų žiedus su brangakmeniais. Karstas buvo paliktas nakčiai bažnyčioje ant pakylos, o bažnyčios duris iki ryto liko saugoti vienas berniukas. Saulei nusileidus, prie vaiko prišoko plėšikai ir grasindami liepė eiti į vidų ir atnešti brangius žiedus. Nors labai bijojo, berniukas turėjo paklusti. Jis atsargiai priėjo prie numirėlio, pakėlė karsto dangtį. Iš lėto tiesė rankas nuimti spindinčius žiedus, bet vos tik palietė šaltą, sustingusį pirštą, velionis atsisėdo, išplėtė negyvas akis, griebė berniuką už drabužių ir suklikė siaubingu balsu. Broliai pasmerktieji, gelbėkit mane. Tada visa bažnyčia ėmė drebėti, o kas nutiko toliau, klausykite pirmajame mano laidos Ūkanos epizode. Jį rasite Spotify, YouTube, Apple Podcasts arba tiesiog ukanos.lt.